Kas sveiki jaunimas. Varau apžiūrėti automobilio. Varau pirmą kažkokią tai Toyota Corolla. Ir tada reikės apžiūrėti kitą X-Trail. Tai žodžiu, šiandien turininga diena, laukia visą dieną, jaučiu važinėsiu, nes belė kur čia važiuoti. Varau į traukinį. Pagaliau atvariau. Valandą trenkiausi čia su traukiniu. Apžiūrėjau, nenufilmavau, nes kažkaip keista filmuoti. Žiūrėti mašiną ir filmuoti. Labai gera pasirodė, man jinai tiktų. Gera mechaniškai, aš taip įsivaizduoju, jinai turėtų būti. Aš aišku, čia iš manęs mechanikas šūdinas, bet nežinau dėl dydžio. Dabar ta Corolla tokia mažiukė. Jeigu važiuotų aplink Australiją, su tokia mažiukė, nežinau. Labai man patiko iš tikrųjų šitą mašiną, bet varau dabar X-Trailą pažiūrėsiu. Ir nežinau, gal sugrįšiu prie šitos. O, traukinys, blemba, atspėsiu. Nespėjau. Nuvažiavo man traukinys. Ne ten išlipau. Kokį pusvalandžių prasilginau kelionę. Nuo žioplumo vaistų nėra. Ką, varau į kitą traukinį. Pagaliau, aš čia kažkuriu ne per toliausiai to X-Trailo. Ilgos kelionės per kopą, aš čia apžiūrėtas mašinas. Jau atsibodo. Vakar žiūrėjau vieną Ravą Toyota. Ten tokia labai jau pavargus buvo, tai ta tikrai ne. Praeitą dieną dar vieną Honda tokią žiūrėjau. Irgi pavargus. Žiūrim, ką čia turim. Žodžiu, update'as toks. Apžiūrėjau aš tą X-Trailą. Viskas ten su juo kaip ir gerai, bet nežinau, man kažkas viduje liepia pirkti Corollą. Ir važiuoju aš pirkti Corollą. Aišku, tos vietos bus mažai. Vienas vis tiek keliausiu, tai užteks man tos vietos. Negalvau, kad taip greit nusipirksiu mašiną, labai aš čia greit užsidegiau. 2 dienų reikalas čia pas mane. Nesitampau. Hello. Praeitą kartą negalėjau nufilmuoti, nes ten daug reikalų užklupo nusipirkus. Ir jau praėjo gerą savaitę, kaip turiu šitą mašiną, kol kas viskas ok, tik tai truputį varva dėžės tepalas. Nieko ten labai blogo, bet turbūt reikės truputį papildyti kelionės metu. Pakeitė tepalus šiandien, pakeitė stabdžių kaldėlės, tai daugmaž kaip ir pasiruošęs važiuoti. Daugiau jokių investicijų neplanuoju aš ją daryti. Žodžiu, va tokia ta mašinytė. Lendam į vidų. Visi tamsinti langai. Labai gerai bus, kai miegosiu čia gale. Tai va, galiu dabar pademonstruoti. Ką nusipirkau, tai nusipirkau kempinimo kėdę, nusipirkau matrasiuką. Atsislinks ten į priekį sėdynė visiškai ir bus tokia lova. Tada dar nusipirkau viryklę. Tai čia dujos jai. Ir čia galiu parodyti. Štai, kepsiu, virsiu. Labai gerą dalyką nusipirkau. Tai yra rozetė mašinai. Galėsiu krauti, žodžiu, kompiuterį mašinai. Dar ir kilimas netgi yra. Fantastika. Turbūt paskutinius kartus jau vaikščiau savo šitais numylėtais takais. Anksčiau čia maršrutizuodavau pastoviai pirmyn atgal. Padarydavau kartais 30 km į dieną peškom. Liko 2 dienos iki mano kelionės. Tai va, po viškai atsisveikinu su visa aplinka, su visais žmonėm. Kasdien labai apie tą kelionę galvoju. Įdomu, kaip man čia seksis. Gerai nusiteikęs esu. Iš paskaičio Sidnėjaus aš daugiau kaip ir nefilmuosiu turbūt. Bet va dabar įmesiu vaizdų iš drono, ką čia esu nufilmavęs. O puikia galimybė pasigirti, kad droną nusipirkęs.
Šiandien ant mašinos užsiklijau Lietuvos vėliavėlę. Tai dabar jau iš viso jaučiuosi užkietėjęs keliautojas. Jaučiuosi kaip Starkus ir Radzevičius viename kūne. Užklijau šiandien tą lipduką, kur sakiau. Ir bandysim įveikti Australiją. Ką, viskas, atėjo laikas pakuoti šmutkės. Daug šmutkų neturiu, tai turėčiau greit susisukti, viskas, jau rytoj išvažiuoju. Kuo labiau artėja tas laikas išvažiuoti, tuo labiau suprantu, į kokią aš čia kelionę leidžiuosi. Darysim iš ryto pakempinti ir tada jau aš liksiu vienas. Varau pakuotis. Nu ką, dar kartelį pažiūriu prieš išvyką per balkoną, apžiūriu rajoną ir viską ramiai palieku. Ir reikia judėti. Tas nerimukas tai taip griaužia skrandį. Viskas bus alright. Toks nerimas atrodo kaip prieš skrydį. Tai ką, užsikipyliau pirmą kartą kurau kelioniai. Dabar pradėsim su tiek kilometražo. Ir žiūrėsim, kas čia mūsų laukia. Išsisiurbęs, tai be batų važinėju, tai dabar kol užsidedu, kol išlipu, varom į trasą. Toyota atlaikė pirmus iššūkius. Šitas keliukas buvo toks, kur lietė dugną biškį kelis kartus. Pirma mano naktis laukia Toyotoj. Atvyko hibrytės su tokiu vaizdu. Security vastovi. Leidimą turit? Turim, mes einam drąsiai. Va, laužas kuriasi. Rasbudytinis. Handmade. Labai geras. Nu, taip ir leisim naktelę. Good morning. Yra 6:30 ryto dabar. Yla saulė už manęs. Pirmas rytas gamtoj. Jeigu pabusiu kiekvieną rytą su tokiu vaizdu, nėra ko skųstis. Tęsim kelionę. Deividai, papasakai, ką čia mes dabar turėsim pusryčių? Čia dabar turėsime Benedikto kiaušinius. Tai yra, kai verdi kiaušinius be lukštų, bet pas mus bus kitaip. Pas mus bus su lukštais verdami kiaušiniai. Supratau. Galima kurt liepsną. Na. Cool, tik žinai kas, reikėtų biškį vėją užstoti. Na, biškelį nesmūt, nesklandumų yra. Smūt, viskas padarysiu. Viskas padarysi, ne? Na, kaip matau, Neprapulsiu. su Deividu neprapulsim. Bet dėja, išvažiuoja, palieka. Lauksim grįžtančio. Funny kėdutė ir funny droniukas. Tai kelsim dabar droniuką. And if you step into his world with his mind, you will see it quickly change into a beautiful, exciting world of fantasy. Atėjom į beachą, išsimaudėm ir dabar darysim šelterį. Kaip sekasi? Gerai sekasi. Saulius labai kaitina, tai reikia kažkuo prisidengti. Saulius va šviečia. Pasistatėm savo šelterį. Smagus gyvenimėlis. Grįžom po beacho. Gavom štai tokį lapuką. No camping, no fires. Kad lyg nieko tokio panašaus ir nedarėm. Pirma mano naktis laukia Toyotoj. Va, laužas kuriasi. Čia reikės susimokėti. Nieko strošno, kaip sakoma. Buvom štai tam beach'e, čia reikėjo hikint. Į apačią leistis ten. Dabar vėl įlipti į viršų. Varom tvarkytis, pakuotis ir nešamėlės. Kol daugiau baudų negavom. Ai, vėl girdėjau. Nu, nieko nepadarysi. Kaip lietė dugną, tai net buvo neskanu man, bet viskas atrodo gerai.